Va, kasdienė, buitinė situacija, kuri gali atsitikti, pasižiūrim, kaip jisai susidoro su šituo. Pirmas dalykas, tai jisai ir siurbia, ir plauna vienu metu. Dribsniai su pienu, kažkoks kiaušinis, kažkas dužo išsipylė, vaikai kažką išpylė, sultis ar kažką, nebereikia naudoti jokių šluoščių, nereikia nieko rankomis valyti. Nerealus siurblys. Turiu aš robotą siurblį, naudoju ir plovimo funkciją naudoju, bet grindų jis vis tiek taip greitai visų pirma neišplauna, nes turi važiuoti krautis, vienu žodžiu, jis ten ilgai važinėja, plus turi daiktus visus traukti. O kadangi aš turiu 2 vaikus ir vyrą, tai kažkaip tas grindis išlaikyti švarias norisi. Ir dar vienas liuksinis dalykas, kad jisai turi savaiminį išsivalymą. Mes jį pastatom į stotelę, spaudžiam išsivalymo mygtuką ir jisai pats pravalo šitą voliuką, tą mopą. Tai siurblys, aišku, yra belaidis, su juo mes galim važiuoti per visus kambarius be jokių laidų. Be abejonės, čia yra kiekvienos šeimininkės svajonė. Aš jau sakiau, pasikartosiu dar kartą, grindų plovimas niekada nebuvo toks malonus.